organizacijoje yra daug dalykų, kur mes įsivaizduojam ir norėtume, kad tai būtų ir mes dažniausiai tada rašome ant lentų, kad taip yra, rašome savo strategijas ir nematome tai, kas yra iš tikrųjų ir mes negalime pakeisti to, ką mes įsivaizduojame, kad tai galėtų būti, bet tai nėra. Ir dažnai tas, matyt, ta įtampa atsiranda, kaip žemiausias grandies žmonės, jie mato, kaip yra ir mato tą atotrūkį tarp įsivaizdavimų ir tarp realybės. Iš tikrųjų. Jo. Ir matyt, va tas antropologija, jinai tada leidžia pamatyti, kaip yra iš tikrųjų. Pirmas principas, jeigu tu nori pažinti realius faktus, kaip yra iš tikrųjų, tu turi tapti tuo pačiu, kas yra gentis, ane, arba kas yra organizacija. Ir greičiausiai, jeigu mes tai kalbam apie verslo konsultantus, tai verslo konsultantas jis turi dalyvauti tam tikrose projektuose, netgi jis turėtų būti projekto dalimi tam, kad jis pradėtų matyti, kaip yra iš tikrųjų, o ne žmonės rodytų teatrą, ne, kaip fasadą. Tai vienas principas. Antras principas, antropologas nevertina, kas yra gerai, blogai, teisinga, neteisinga, jis tiesiog stebi, kaip yra. Ir man atrodo, turbūt atsisakyti vertinimo stereotipo toks yra vienas didžiausių iššūkių šiandien racionaliems žmonėms, nes mes žinom, kaip turi būti. Mes galvojam, kad žinom, kaip turi būti. Taip. Ir trečias principas, kad antropologas turi imti ir pats savo rankomis daryti, ką jis nori suprasti. Jeigu tai verslo konsultantas, tai jisai projektą įsijungia, jeigu vadovas, tai jisai bando atlikti žemesnių grandžių užduotis. Ketvirtą principą įvardinčiau, kad antropologo mąstymas yra kontekstinis, jisai neperneša tam tikrų stereotipų, šablonų, bet žiūri, kas yra tame kontekste. Visiškai. Ir stengiasi įžvelgti naujumą, būtent kas yra čia ir kas būdinga konkrečiam kontekstui. Ir penktą principą, kurį išgirdau iš tavęs, kad jis ne tik stengiasi pamatyti, sugalvoti, bet ir pajausti. Tai yra labai svarbi kompetencija sensorinė pajautos, nes tu negali viską racionaliai suprasti, jeigu tu nesi tos kultūros dalis. Antropologas ar organizacinis antropologas, jis labai tiksliai nustato veiksmo prasmę. Ir kaip jis labai tiksliai nustato veiksmo prasmę, tada žmogui yra labai aišku, dėl ko jis daro, jeigu tai yra darbuotojas, dėl ko jis daro tam tikrą veiksmą ir pas jį vidinė motyvacija yra, o jeigu tai yra klientas, dėl ko jisai perka ir jam nebereikia ten papildomų nuolaidų ar legendų.